Aš Nerijus Ročys. Šiandieną pakalbėsime apie patį brangiausią žmogaus turtą – sveikatą. Pirmiausia, kiekvienas mūsų atsakykime į klausimą, kodėl aš sergu. Atsakykime į šitą klausimą nuoširdžiai ir patys savo. Nesveika mityba, stresas darbe, poilsio stoka, mažas fizinis aktyvumas. Kiekvienas mūsų patys puikiai žinome savo negalavimo priežastis. Pašaliname ligos priežastis ir ligos nebėra. Bet žmogus silpna būtybė. Retai kuriam užtenka kantrybės pakeisti savo gyvenimo būdą, mitybos įpročius. Todėl dažnai jaučiamės lyg voveraitė užburtam rate, iš kurio niekaip negalime ištrūkti. Ar aš neteisus? Tačiau yra vienas paprastas būdas, kaip pagerinti savo sveikatą, o kai kuriais atvejais net ir visiškai pasveikti. Suintrigavau? Atsakymas jūs priblokš. Tiesiog pakanka kiekvieną dieną gerti vandenį. Žmogaus kūne yra 70% vandens, kraujyje net 92% vandens. Visiems žinoma, kad be vandens nėra gyvybės. Ši sąvoka yra giliai įsišaknijusi. Tačiau ne visi suvokia tos procesus, kas atsitinka, jeigu organizmas pastoviai ilgą laiką negauna reikiamo vandens kiekio. Šiuolaikinė medicina organizmo išsausėjimą nelaiko pavojingų gyvybei. Vanduo yra traktuojamas tik tai kaip tirpiklis, skirtas maistinių medžiagų ir deguonies pristatymui į ląsteles ir taip pat šalutinių produktų pašalinimui iš jų. Tačiau vanduo reguliuoja visas gyvenimo funkcijas, visas gyvybinės organizmo funkcijas. Vanduo, kas yra labai svarbu, sukuria ir taip vadinamą hidroelektrinę energiją. Tekėdamas pro ląstelių membranas, jisai skatina susidaryti energijai, kuri yra panaudojama organizmo gyvybiniai veiklai. Akivaizdu ir tai, kad trūkstant vandens pastebimai sulėtėja fermentų veikla, stringa medžiagų apykaita. Todėl ilgalaikis vandens stygius gali sukelti organizmo funkcijos sutrikimus. Ypatingai į vandens stygių jautriai reaguoja smegenys. Smegenų organizme yra 2% tik nuo svorio, tačiau jie suvartoja iki 20% vandens ir deguonies organizmui skirtų resursų. Netgi pajutus organizmui trūkstant 1% vandens, jau smegenyse vyksta labai nepageidautini procesai, nes smegenų ląstelės jos ir neatsinaujina ir tai priveda prie to, kad esant ilgalaikiui vandens trūkumui gali įvykti negrįžtami smegenų veiklos pakitimai, negrįžtamas smegenų ląstelių žūtis ir gali išsivystyti degeneracinės nervų ligos, tokios kaip Alzheimeris. Organizmas siunčia įvairius signalus apie vandens stygių. Tai pirmoje eilėje spaudimo padidėjimas, sąnarių skausmai, galų gale skausmas. Skausmas tai yra organizmo beviltiškas šauksmas, beviltiškas pagalbos riksmas apie išsausėjusią tam tikrą organų vietą, apie vandens stygių. Tačiau labai dažnai mes šį signalą stengiamės nuslopinti skausmą malšinančiais vaistais. Tai iš tiesų yra labai nepageidautinas reiškinys. Geriausia tokiu atveju yra atsigerti gero kokybiško vandens. Reiktų atkreipdėmėsi ir tai, kad organizmas netgi trūkstant 1% vandens, jisai dar ne visada siunčia troškulio signalą. Todėl nereikėtų laukti, kol išdžiūs burna, o vandenį pastoviai ir nuosekliai gerti. Lietuva viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, kur gyventojų poreikiam yra naudojamas natūralus giluminis gręžinių vanduo. Tai yra kokybiškas vanduo, kuriame yra gausu mineralinių medžiagų, mikroelementų. Galima tvirtinti, kad mūsų vandentiekio vanduo tikrai yra neprastesnis už parduotuvėse siūloma įvairų išfasuotą buteliuose stalo ar kitokiais pavadinimais vandenį. Tačiau atsakant į klausimą, koks vanduo yra geras, reikėtų išskirti 3 reikalavimus. Kokybiškas vanduo turi atitikti šiem 3 reikalavimams. Pirma,
Vanduo turi būti silpnai šarminis ir jame turi būti ištirpusių mineralinių druskų ir mikroelementų. Antras reikalavimas – vanduo turi turėti neigiamą oksidacinį redukcinį potencialą. Ir trečias – vandens molekuliniai dariniai turi būti sudaryti iš 5–6 molekulių. Taigi mūsų vandentiekio vanduo pilnai atitinka pirmą reikalavimą. pH yra silpnai šarminis ir jame yra ištirpusi pakankamai mineralinių druskų ir mikroelementų. Tuo tarpu jonizuotas šarminis vanduo, jisai atitinka visus tuos 3 kokybiškam vandeniui keliamus reikalavimus. Vanduo jonizuojamas vandenį paveikus elektros srovė. Vykstant elektrolizei, prie katodo susirenka vandenį ištirpusių druskų metalų jonai. Pirmiausia, tai šarminių metalų – kalcio, magnio, natrio ir kalio jonai. Toks vanduo yra vadinamas šarminiu jonizuotu vandeniu. Savo ruožtu prie anodo susirenka vandenį ištirpusių druskų rūgštinės liekanos – tai chloro, fosforo, sieros jonai. Toks vanduo vadinamas rūgštiniu vandeniu. Įdomu tai, kad tiek šarminio, tiek rūgštinio vandens pagrindiniai parametrai, tai šarmingumo rodiklis pH ir oksidacinis redukcinis potencialas labai skiriasi tarpusavyje ir, kas įdomiausia, skiriasi ir nuo vandentiekio vandens, iš kurio ir yra gaminamas jonizuotas vanduo parametrų. pH rodiklis išreiškia organizmo skysčių rūgščių šarmų pusiausvyrą. Labai svarbu, kad būtų išlaikomas gyvybiškai svarbus kraujo pH reikšmės, kurios yra silpnai šarminės ir yra palaikomos labai siaurame intervale nuo 7,35 iki 7,45. Žvilgterkime vėl, kokie yra mūsų dažniausiai vartojamų skysčių pH reikšmės. Štai vandentiekio vandens pH reikšmė yra 7,2, stalo vandens 7,32. Tai yra geros pH reikšmės ir tikrai ne kiekviena šalis gali pasigirti, kad vandentiekio vanduo turi tokią, sakyčiau, tikrai gerą reikšmę. Štai vaikiškų sulčių pH reikšmė yra 4,36, o gazuotų populiarių gėrimų, ypatingai mėgstamų mūsų vaikučių, pH yra labai žemas, 2,78. Įdomumui galima pateikti tokį pavyzdį. Kai pH yra 6, vandenyje žūsta krabai. pH nukritus iki 3, vandeny išmiršta žuvis. O kai pH yra 2,5, vandeny neegzistuoja jokia gyvybė.